Jei savo namams ieškote patogios ir ekonomiškos šildymo sistemos, šilumos siurblys gali būti puikia alternatyva. Oras šilumos siurbliai tiks tiems, kas vasarą nori turėti kondicionierių, žiemą šildytuvą, o ištisus metus oro valymą. Šis namas yra nepastoviai gyvenamas, bet atvažiuojant jau norisi, kad būtų temperatūra tokios, kokios mes norime, tai pavyzdžiui 21 ar 22 žiemos metu, o vasarą atvirkščiai gal norėtume, kad jau būtų vėsu atvažiavus. Kad pasiekti tos norimą komfortą yra įdiegta Wi-Fi funkcija. Žodžiu, Wi-Fi funkcija leidžia valdyti šitas visas funkcijas nuotoliniu būdu. Tai yra papildomas blokelis, kuris yra montuojamas prie vidinės dalies, susijungia, parsisiunčiama yra programėlė į kompiuterį ar išmanųjį telefoną. Programėlė dar rodo ir lauko temperatūros, dar čia yra suvesta ir prognozės. Ir žodžiu, pagal prognozės galima matyti, kokia yra temperatūra ir ką galime užstatyti vidaus temperatūros. Žodžiu, pilnai valdome šilumos siurblį oras, nesvarbu, kur mes esame. Ši sistema nereikalauja didelių investicijų, yra paprasta prižiūrėti, nekenkia aplinkai, užima mažai vietos ir yra lengvai valdoma. Oras šilumos siurblys turi pagrindinį, sakykime, privalumą, tai kad jisai ekonomiškai šildo, kai laukia yra -25 laipsniai. Turi kvapų naikinimo funkciją, turi taip pat žiedadulkius naikina, taip pat pagerina oro kokybę, žodžiu, jonizuoja orą. Taip pat šilumos siurblys yra labai ekonomiškas. Vidutiniškai toksai siurblys, sakykime, į valandą ima apie 400–500 vatų. Kaip pavyzdys, 100 kvadratų mums pilnai užtenka per mėnesį iki 150 litrų. Didžiausias tokio siurblio privalumas, kad jis veikia tada, kai patalpose nieko nėra ilgą laiką. Tai ypač aktualu žmonėms, turintiems vasarnamius, sodo namelius ar patalpas, kuriuose nėra pastoviai gyvenama ar dirbama. Mes vadinam tai antrieji namai ir atvažiuojam mes žiemą čia gal 2, gal 3 kartus sezonų, o čia daugiau vasarojam. Prieš tai turėjom 3 elektrinius radiatorius, tepalinius. Bet aš neturėjau jokios kontrolės, aš negalėjau žinot, kokią temperatūrą čia įjungiam ir išvažiuojam. Nuturėjau paieškoti alternatyvas ir internete suradau apie šilumos siurblius. Didžiausią dalį mes laikom 10 laipsnių temperatūrą. Ten tokia yra funkcija iSafe. Reiškia, tai mums kainuoja maždaug nuo 30 iki 50 litrų į mėnesį. Kas svarbiausia, šitas prietaisas turi nuotolinį valdymą. Aš išvažiuodamas iš namų galiu jiem nusiųsti SMS žinutę ir nusistatyti temperatūrą norimą. Ir kai aš atvažiuoju, jau manęs laukia šilti namai. Šilumos siurbliai oras yra ekonomiški, juos paprasta naudoti ir jie turi daug naudingų funkcijų, kurios palengvina gyvenimą ir sukuria komfortą, taip reikalinga šiuolaikiniam žmogui.